Labą dieną. Čia laida Mūsų gyvenimas ir planeta. Šiandien pašnekovas bus labai gražus, nuostabus ir mielas. Viktorija Žukauskaitė. Pirmas klausimas jai bus. Ir atsiprašau, kad nepasakiau labą dieną. Pirmas klausimas jums. Ar esate matę žemės drebėjimą kažkada? Ar tai buvo baisu? Ar buvot mažai dar? Buvau labai maža. Buvau taip, aišku, žemės drebėjime. Susilaužiau koją, ranką. Buvo labai baisu, buvo didelis žemės drebėjimas. Netekau geriausios draugės vienos, Emos. Ir buvo labai skaudu. Užjauta, labai užjaučiu. O jūs kažkada svajojot apie patekimą pas Dievą? Žinokit, Ar dar norėtumėt patekti? Kai vaikystėje buvo tokias pasakos, kad viską gali ten gauti, kad ten viskas gerai, kad ten gera, tai šiaip norėdavau patekti ten, gauti ponį, didelį namą, būti vampyrė ten, iš Twilight, žinot. Tiesiog nesąmonė. Kaip vaikai prisigalvoja, žinot. O taip, dabar labai džiaugiuosi. O dabar kažkaip labai džiaugiuosi savo gyvenimu, tai nelabai taip noriu kažko. O kokia jūsų pati didžiausia bėda? Ar jūs labai bijot? Ar turit kokią bėdą buvusią? Čia ką peršokti. Gerai. O ar turite didelių svajonių? Jų daug ar mažai? Kaip kiekvienas žmogus turi labai daug svajonių ten visokių. Taigi galiu vieną kokį pasakyti. Norėčiau turėti šuniuką kokį, kuris vardu būtų Talis, Aveiga, netokį. Labai gražus vardai ir labai graži svajonė. Turiu tik ne savo šunį, bet savo mamos vaikino šuo. Toks Bernas Zenenhudas, kaip per 2 minutės išlovės buvo. Aš jam atnešiu laimę ir buvau su juo šunų paradoje, tai jis laimėjo 1 vietą savo veislėjai. Toks gražus buvo, kadangi aš buvau kartu su juo. O taip, labai fainas šuniukas, O paskutinis klausimas. Ar jums patinka gyventi savo kūne, ar ne? Labai fainai gyventi. Kartais, žinot, kai susipyksiu su vyru, tai būna blogai, bet taip labai gerai yra ir nenorėčiau, kad dabar baigtų šią sekundę. Na ir baigiam klausinėti Viktorijos Žukauskaitės, o dabar žiūrovai paklausinės manęs. Aš. Prašau. Ar jūs esat kada nors matę tornadą tikrą? Tikrą nesu mačius. Na, bet ir nenorėčiau pamatyti, nes labai baisu yra. Suprantu. O tu, ar būna Estijoje? Esat buvę Estijoje? Esu ir ne vieną, ir ne 2 kartus. Ten mano močiutė gyvena. Tai fainai. Na, o kas nors turit kitokių klausimų? Aš. Gerai, jau tu gali. O jūs kažkada turėjot labai didelę bėdą, kaip praleido pašnekovė Viktorija, bla bla. Esu turėjęs bėdą, bet nenoriu visiems aiškinti, nes bėdos lieka savos bėdos. Tai va. Aš noriu dar klausimą. Dar. Tu, paskutinį. O jūs mokat grot pianinu? Pusiau moku tokią, kur, kaip pasakyti, Bethovenas, ne? Bethovenas, jo. Aš noriu pagroti jums. Galiu laidą pagroti. Pagroti dabar negali, nėra pianino. Aš turiu šičia, va, pianiną. Dabar gerai, pagrok. Palauk 1 minutėlę. Gerai, pasu.
Laura padubas lamėtis. Na taigi, kas čia norėjo pagroti pianinu? Aš, va, turiu jau. Ha, gerai. Pasitikinsiu natas tuoj. Gerai, bus. Aha. Gerai, pasiruoškit. Palco. Aš nelabai gerai moku, bet moku. Labai gražiai pagrojai. Ačiū. Štai ir atnešiu mes tau prizą. Balioną imk. Ačiū, mama. O, balionas, mamytė, seniai gavau balioną. Mano mėgstamiausias. Nu tai va. Mūsų laida baigės. Reikės atsisveikinti, bet labai gaila. Taigi visiems iki, Viktorija iki ir visiems pasauliu. Iki. Ir neliūdėkit. Šeštadienį 12 valandą ryto vėl rodysim laidą. Mūsų gyvenimas ir planeta. Gerai. Iki.